Įsibėgėja saustį smuktelėjusio Kleboniškio tilto remonto darbai. Šiandien jis pakeltas į buvusią vietą. Anot specialistų, kovo pabaigoje tiltu jau bus galima važiuoti. Sausio pradžioje 16 cm įsmukęs Kleboniškio tiltas į buvusią vietą keliamas kone visą dieną. Anot specialistų, tai vienas iš sudėtingiausių remonto darbų etapų. Jam ruoštasi kelias savaitės. Padėtos pabėgių prizmės, metaliniai lakštai, naudojami vokiški domkratai, 4 domkratai po 60 tonų, viso 240 tonų. Visi domkratai dirba lygiagrečiai, tai yra, kad visi kelia vienu pajėgumu. Pakėlus tilto sijas bus išardyti deformaciniai pjūviai. Jie, kaip ir nauji lankstai, šiuo metu gaminami Vokietijoje. Juos specialistai planuoja montuoti antroje vasario pusėje, taip pat pakeisti ir kitame tilto gale esančius lankstus. Eismą planuojam paleisti kovo pabaigoje, jeigu orai geri bus, arba balandžio mėnesį. Paigiamieji darbai bus, kaip ir numatyta grafikė, gegužės mėnesį. Specialistų teigimu labiausiai šalyje apkrautas beveik 30 mečius neremontuotas Kleboniškio tiltas sausio pradžioje įsmuko vienu metu trūkus 8 metalo lankstams. Tiltą tyrę specialistai nustatė, kad tilto amortizatoriais vadinami metalo lankstai lūžo dėl didesnių nei skaičiuoto statant tiltą apkrovų, metalo nuovargio, korozijos ir staigaus temperatūros kritimo. Skaičiuojama, kad tilto remontas kainuos apie 1,5 milijono litų.